Populiariausias portalas Dzūkijoje. Važiuodamas į Lenkiją, latvis pateko į eismo įvykį. Ketvirtadienio naktį apie 1 valandą Prienų rajone Grigaliūnų kaime Latvijos pilietis partrenkė briedį. Miško gyvūnas iššoko prieš Volkswagen Passat. 53 metų vairuotojas nespėjo sustabdyti automobilio. Briedis atsitrenkė į variklio dangtį, išdaužė priekinį stiklą ir įvirto į automobilio vidų. Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas. Dužę stiklai pateko į akis. Latviui diagnozuota ir galvos žaizda ir veido sumušimai. Vyriškis išvežtas į Kauno klinikas, mat Prienų ligoninė neturi įrangos tokiems sužalojimams gydyti. Pranešama, kad 53 metų Latvio gyvybei pavojus negresia, apgadintas tik automobilis. Pareigūnai informuoja, kad briedžio būta nemažo, jį išsivežė vietos medžiotojai. Vairavimo mokyklos instruktorius konsultavęs Alytaus gidą rekomendavo vairuotojams pastebėjus per gatvę bėgantį miško gyvūną stabdyti iškart. Esą vairuotojai daro esminę klaidą tokiose situacijose spausdami sankabos pedalą, o tik po to stabdydami. Susidūrimų su miško gyvūnais padaugėja rudeniop, kai per vasarą užaugę jaunikliai pradeda savarankiškai ieškoti maisto, todėl sutikti gyvūną rizika išauga spalio-gruodžio mėnesiais, įspėja gamtininkai. Taip pat svarbu tai, jog gyvūnai juda tik tamsiu paros metu, nes dieną atvirose erdvėse juda žmonės, todėl vairuotojai važiuojantys naktį turi būti itin atidūs. Vairuojantiems transporto priemonės patariama tamsiuoju paros metu neviršyti saugaus greičio ir kelionės planuoti taip, kad nereikėtų lėkti išdegus akis. Alytaus gidas. Populiariausias portalas Dzūkijoje.